Tai aš tada trumpai pristatysiu, nes tikiuosi, kad čia bus įdomioji dalis, ypatingai pardavėjo, mažiau techninė. Tai Karolis yra Smart Trading įmonės vadovas ir jis pasidalins, kaip jam sekasi su mumis bendradarbiauti. Jau pradėta dirbti su mumis nuo COVID-o, kaip ir didelė dalis tų sėkmingų pardavėjų. Dirba nuo 21 metų ir Karolis prekyboje dirba daugiau nei 15 metų ir tai yra daręs ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Švedijoje. O kokią žinutę Karolis siunčia pradedantiem darbą su marketplace'ais, tai pasidarykit matematiką. Tai kaip Karolis nusiteikęs? Nusiteikęs gerai, tikiuosi, kad ir jūs visi nusiteikę gerai. Turbūt kaip ir kiekviena pradžia, tai kažkiek tai iššūkių bus reikalaujama iš jūsų. Bet jo, turbūt šalia tos žinutės, kad pasidaryt matematiką, tai turbūt visų pirma, tai nenuleist rankų, nes dabar irgi klausau pranešimo, tai viskas taip atrodo sudėtingai ir painu, ir čia tą užpildyti, ir aną užpildyti, bet turbūt turiu nuraminti, kad nėra taip viskas sudėtinga, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tai aš turbūt savo kažkiek tai kelią papasakosiu ir pasidalinsiu, kaip mes nuo pradžių pradėjom, nes iš esmės pas mus yra prekybinė įmonė, kuri nuo pačios veiklos pradžios iki dabar užsiima tokiu tradiciniu prekybos metodu. Tai yra, mes importuojame prekes iš įvairių šalių, tiek iš Azijos šalių, tiek iš Europos šalių. Ir mes pardavinėjom prekybos tinklam, tai ten, nežinau, nuo Maksimos iki Lenkijos, tarkim, kažkokių didesnių ar mažesnių žaidėjų. Ir atėjus COVID-ui, žinoma, kaip ir visi verslai, mes susidūrėm su tam tikrais iššūkiais ir vienas iš iššūkių buvo, kad mes turim sandėlius, turim prekes, turim žmonės, bet kažkaip pardavimai nebevyksta, nes žmonės elementariai nebeina į parduotuves, tiksliau negali. Ir mes nuo to taško, sakom, startuosim tada su elektroninė prekyba, nes mes iki to laiko turėjom tik tai savo paprastą puslapį, bet nieko su e-kanalais nedarėm. Čia turbūt daug tokių verslų buvo, kada per COVID atsirado ir pradėjo kažką daryti su prekyba. Ir iš tikrųjų pradžia ir buvo nuo pigų, nes tai atrodė mums ir turbūt ir dabar atrodo iš tikrųjų kaip paprasčiausia pradžia, dėl to, kad mes turėjom prekes, turėjom pigų, kur iš esmės nereikėjo kažkokių didelių investicijų pradžiai. Tai susikėlėm prekes ir žinoma, pradėjom tą prekybą, bet tikrai gal, čia taip skamba vienu sakiniu, bet susidūrėm turbūt ir su tam tikrais iššūkiais, nes kaip ir čionais dabar šnekama, tai reikėjo daug supildyti kortelių, pas mus tų prekių begalė yra, kiekvieną prekę pildyti rankiniu būdu, iš tikrųjų supratom, kad turbūt nėra prasmės, tai mes šalia to pradėjom kurti savo sistemą, kuri būtų tarsi toksai hubas, iš kurio visa informacija ir būtų paimama į pigų sistemą. Kitaip sakant, va čia turbūt antroji dalis, kas buvo pasakojama, kad mes tiesiog supratom, kad kiekvienos prekės užpildyti nepavyks, o reikia daryti susijungimus XML pagalba. Tai susikūrėm savo vidinę sistemą, kuri įėmė visą informaciją iš mūsų apskaitos ir tada jau keliavo visa informacija XML pavidalu į pigų sistemą. Tai tokia pradžia buvo, aišku, jinai šiek tiek buvo galbūt šluba, nes prasidėjus pirmiem užsakymam pastebėjom, kad iš esmės labai daug yra techninio darbo, kuris reikalauja mums žmogiškų išteklių nemažai. Tai yra iš esmės kiekvieną tą užsakymėlį reikia apdoroti, reikia, ką įrodė, ten pasitvirtinti, susikurti lipdukus ir sukelt ir taip toliau, ten išsirašyti atskaitas. Tai pradžiai, jeigu ten turima prekių, tarkim, nežinau, 20, 50, 100 ar ten 300, tai viskas tvarkoja, kadangi mes pradėjom iš esmės su pakankamai nemažai tų prekių, mes užstrigom. Tai užstrigom ir čia turbūt tą žinutę ir, aišku, tas kelias žinutės į pabaigą nukelsiu, bet viena iš tokių žinučių buvo, kad čia turbūt buvo esminė klaidelė, kad visgi pradžiai reiktų, sakyčiau, pradėti nuo kažkokio nedidelio kiekio prekių, kad išsibandyti, kaip visas tas vadinamas, visas tas flow, ar kaip
čia lietuviškai pasakyti, bet iš esmės kaip tas procesas atrodo, ne? Nes iš esmės kiekvienas užsakymas turi būti apdorojamas ir esant, tarkim, 100 užsakymų jau turbūt yra didelis klaustukas, ar vienas žmogus susitvarkys, o gal reikia jau ir 3 žmonių, panašiai. Tai mes tada grįžom prie mažesnio prekių skaičiaus, bet šalia to susikūrė iš esmės savo tą mini IT sistemą, įgalinom galimybę turėti prekybą ir su ten 1000 ir 10 000 prekių. Tai yra šiuo metu mes turim tokią, galima sakyti, infrastruktūrą, kada įkritus į pigų sistemą užsakymą, kai tai yra kažkas nusiperka prekę, pas mus automatiškai įkrenta į mūsų sistemą, automatiškai susigeneruoja sąskaita, pasitvirtina užsakymas pigų sistemoje, susikelia lipdukai, kas įvyksta, tai sandėlys gauna gražų popierėlį su reikiamu surinkti užsakymų kiekiu. Jiems tai reikia supakuoti, paspausti print, kad išsiprintintų lipdukai ir tiek žinių. Iš esmės netgi kurjeris automatų yra iškviečiamas pagal tai, kiek yra sukuriama tam tikrų užsakymų. Tai vat, čia turbūt pati pradžia, po to aišku, mes startavom ne tik Lietuvoje, mes startavom ir Latvijoje, ir Estijoje, nes visgi mūsų tos prekės buvo universalios, mes nuo namų apyvokų prekių pradėjom. Suomiją mes pasibandėm, bet su Suomija mes supratom vieną dalyką, kad iš esmės reikia labai pasidaryti matematiką, dėl to, kad su Suomija yra ir logistikos kaštai kiti, ir ten yra komisinis, šiek tiek, sakyčiau, reiktų daugiau pastangų ir daugiau namų darbų pasidaryti, kad suprast, ar jūsų produktas yra tikrai skirtas Suomijos rinkai, bet labai gerai žinau kelis prekiautojus, kurie dirba vien, pavyzdžiui, tik su Suomija, nes ten yra jų, tarkim, target tas klientas, kuriam patinka, tarkim, brangesni galbūt produktai, galbūt kažkokie išskirtinesni produktai, kurie ne visą laiką Lietuvos ar Latvijos rinkai yra tinkami. Tai vat čia turbūt tiek, dabar šiai dienai turbūt mes turim apie 30% pajamų iš Lietuvos ir šiaip iš tikrųjų keista, bet iš Estijos turim daugiau negu iš Latvijos, jeigu taip žiūrėt. Bet vėlgi tas trendas, aš sakyčiau, jisai nuolatos kinta, nes netgi aš prieš šitą prezentaciją atsisėdau pasižiūrėti, galvoju, pasakysiu, kuom panašus arba kuom skirtingi yra kiekvienos šalies pirkėjai, tai neradau tokio, kad teisingo atsakymo, nes yra tokių situacijų, kada tiesiog, tarkim, turim produktą ir turim kažkokį, tai nežinau, ten influencerių sugalvotą hypą Lietuvoje, kaip pavyzdys, ten kokios nors karšto oro grūzdintuvės, kurio mes, tarkim, irgi prekiaujam, tai tiesiog kažkas painfluencino, per Instagramą daugiau pašnekėjo ir žiūrim Lietuvoje jos be galo gerai parsiduoda, Latvijos tai nieko. Ir galvojom, tai čia ką, nėra to trendo, žiūrim po to Estija irgi kažkoks influenceris pasigavo ir Estija pradėjo. Tai to tokio vieno atsakymo turbūt nėra, kas geriausiai eina arba kas nežinau, ten kurioj šaly geriausiai. Būna nuo įstatymų pasikeitimų labai irgi įtaką daro, kad ten, tarkim, nežinau, priimi įstatymą, kad reikia dūmų detektorius turėti kiekvienam namuose. Tai natūralu, kad jie bus perkami toj šalyje. Tai aš čia turbūt ir paraginčiau domėtis, kas vyksta pasaulyje ir pasižiūrėti, iš tikrųjų nebijoti ten pagaudyti ir tų pačių trendų, kas vyksta kiekvienoje toj šalyje, nes jie kartais būna labai naudingi. Galbūt ne pats reklamuoja, bet už tave pareklamuoja ir staiga žmonės pradeda ieškoti, nes tikrai nepaslaptis, pigu yra dažnam žmogui kaip paieškos variklis, kada jeigu jis sugalvoja pirkti, nežinau, ten pelytę kompiuterį, tai jis neina į Google ir neveda, o jis eina į pigų ir tiesiog įveda pelytę kompiuterį. Tai čia nereikia pabijoto, kad tiesiog pasidomėt, kas vyksta, kokie influenceriai apie ką šneka šiuo metu. Dabar turbūt kalbant apie apskritai iššūkius, ką aš paminėjau, kad čia turbūt nereikia pabijoti, bet turbūt reikia visiems nusiteikti, kad tam tikri dalykai jie bus neišvengiami. Tai yra
kaip pavyzdys, mes ko nebuvom sugalvoję, kad įvyksta, ne, mes padarėm sistemą, jau atrodo, nu va, viskas jau veikia, jau viskas automatizuota ir tada Pigu išleidžia sistemos atnaujinimą, kaip pavyzdys. Ir mums ten visas mūsų XML modelis staiga pradeda braškėti, nes ten tam tikri laukai netinka ir panašiai. Tai tam galima tikrai pasiruošti iš anksto, tai yra iš esmės tai nėra kažkokių surprizų ir tas vyksta su visom turbūt platformom panašiai, tik tiesiog reikia nusimatyti, kad gali tokių situacijų būti, kad tarkim Pigu perspės, kad nežinau, ten po 2 savaičių darys atnaujinimą, dažniausiai taip ir būna, tiesiog perspėja ir reikia nusimatyti, kad va, galimai bus kažkokių iššūkių, kad tarkim, nežinau, importai sustos, prekės reikės persižiūrėti, ar tikrai visos atvaizduojamos ir panašiai. Bet čia toks gal techninis niuansas, va čia buvo minėta barkodai, tarkim, tai mes susidūrėm su tokiu įdomiu iššūkiu, kad buvo tokių barkodų, kur tikrai, tarkim, mes vedam prekę, ten yra, nežinau, pelytė kompiuteriui, o žiūrim, tuo barkodu yra įdėta, nežinau, ausinės kompiuteriui. Nu ir dabar ką daryti. Tai vat, viskas tvarkoja, jeigu tai yra ten 10 prekių, 20, 100, kada tu, jeigu yra turbūt, nežinau, tarp mūsų tokių žmonių, kurie čia, tarkim, planuoja ir, nežinau, 1000 prekių, tai reikia nusiteikti, kad tikrai bus tokių prekių, kur Pigu išmes erorą ir sakys, nu, reikia pasižiūrėti, kad kažkas tai su jom yra blogai. Tai mes irgi nuolatos turim tų vadinamų erorų ir ten pakankamai sklandžiai galima išspręsti juos, tiesiog reikia nusiteikti, kad tikrai gali taip atsitikti, kad tu pardavinėjai ten pelytę, o tau į Pigu kažkada senai prieš 10 metų kažkas buvo suvedęs kažkokį, nežinau, šaliką ir susigalvojęs tą skaičių kombinaciją, tai įvyksta tas tikrai nedažnai, bet būna tokių. Turbūt vienas iš svarbiausių pradžioj elementų, su kuriais mes irgi stengiamės susidorot, tai yra apskritai kainos apskaičiavimas, nes nepaslaptis, kad yra pas Pigu tiek ir komisinis, tiek ir tam tikri kiti mokesčiai. Jeigu ten norima marketingui kažkiek skirti, vėlgi yra ir marketingo mokestis arba jo kažkokia suma, kurią norit skirti. Tai čia turbūt ir mano raginimas, pasidarykit labai aiškius skaičiavimus, tiek iš to, ar uždirbsit ar neuždirbsit nuo tų prekių, tai yra, kad tikrai būtų aišku, kad jeigu jūs parduodat už 20 eurų kažką, tai kad jūs tikrai turėsit savo maržą, turėsit už ką Pigu sumokėt, turėsit už ką išsiųst prekes ir panašiai. Ir šalia to turbūt reikia irgi turėti minty, kad ar turėsit pinigų srautus. Tai yra, iš esmės, jeigu kas bus, jeigu jūsų užsakymai, nežinau, tenais jūs planavot po 100 per mėnesį, o dabar gavosi po 2000 per mėnesį. Tai iš esmės, ar turėsit kaip susitvarkyti su jais tiek iš žmogiško ištekliaus, tai yra ten tiek supakuoti, tiek užsakyti, tiek ir panašiai, tiek ar turėsit galimybę finansam užsakyti prekes, arba nežinau, jeigu jūs gaminat, tai pagaminti prekes ir išsiųsti ir tada tiesiog jo, po kurio laiko gautos tos pinigus, tarkim. Taip, jeigu aišku, turi labai gerą dalyką, tai yra finansavimą, galima ten irgi, jeigu yra su pinigų srautais tam tikri iššūkiai, galima kreiptis ir ten yra pakankamai lengva gauti finansavimą, tai tas yra valio, bet kartais žmonės tiesiog neįsivertina momentiškai, kad padariau užsakymą, bet tai palauk, aš neturiu ten tų, nežinau, 10 000 eurų už ką užsipirkti prekių. Tai tą reiktų išsivertinti, kas jeigu ten, nežinau, kart 10 ar kart 20 bus užsakymai. O tas kart 10, kart 20, iš esmės mes irgi su to susidūrėm, kad tikrai būna ir ypač būna per tuos įvairius marketingo veiksmus, tai yra ar ten yra Black Friday, ar yra kalėdinis bumas, ar yra tam tikros šiaip šventės, kuriam galbūt žmonės labiau reaguoja į vienas ar kitas prekes. Tai mes esam tikrai turėję tokių situacijų, kada mūsų ten, tarkim, paklausė, ar okei, mes įdėsim šitas prekes ten į Black Friday, jo, tvarkoja, ir mes neįsivertinam, kad, pavyzdžiui, pardavimai išaugs 10 kartų. Ir taip, yra sistemai nustatyta likutis, jisai išsiparduoda ir tiek žinių, bet tikrai
ir mes susidūrėm su tuo, nors atrodo žmonių čia turim pas save, bet tikrai susidūrėm su tuo, kad, nu, vat kas jeigu tu šiandien vat gavai 500 užsakymų ir tau reikia rytdieną juos paruošti. Tai atrodo toksai, kaip reiktų džiaugtis, bet kada juos reikia fiziškai paruošti, atsiranda tada tokie iššūkiai, ar aš turėsiu tiek dėžių, ar aš turėsiu tiek lipduko, ar aš turėsiu galų gale žmonės, kurie iš tikrųjų juos pakuos, nes tai užtrunka pakankamai nemažai laiko. Tai vat, nesistemiškai tai sistema gali apdoroti daug, bet fiziškai tai iš esmės po to tas bottleneckas vadinamas gaunas. Tai vat, jo, čia turbūt tokie keli. Dabar šiaip turbūt dar yra irgi vienas iš tokių nedidelių patarimų, kad kai pradėsit prekiauti, visiems pamatysit tuos trendus savo, galbūt, sakau, pas mūsų atveju yra sunkiau matomi, bet mes visiems bandom juos pakapstyti ir išsinagrinėti dėl vienos priežasties, nes nepaisant to, kiek yra prekių pigų sulistinta, visiems matysis, kad tarkim yra ten, nežinau, top 50, top 30 ar ten, nežinau, top 3, ne prekės galų gale. Tai mano toks irgi patarimas pasidaryti arba bent jau pasinagrinėtą galimybę mažinti pristatymo laiką pirkėjai, nes tas labai veikia ir labai didina pardavimus. Tai yra, jeigu jūs matot, kad yra top 3 prekės, kurias jūs turit su pristatymu, nežinau, 10 dienų, neįsivaizduokime, tas tipinis pirkėjas, kuris tiesiog rado tiekėją kažkur, nežinau, Vokietijoje ir sulistino prekes, tai atsiveškit jau tas top 3 ar top 10 ar top 50 pas save į sandėlį, bus tada pristatymas, nežinau, 2 dienas. Jeigu matot, kad atsivežėt ir iš tikrųjų pakilo pardavimai, taip dažniausiai būna iškart natūraliai, kad pakyla kartais pardavimai, jeigu turit pas save prekes, tai tada svarstykit tą variantą vadinamą FBP, kada jūs nuvežat prekes į pigus sandėlius, nes tas tikrai iš patirties, sakau, labai labai veikia. Iš esmės, jeigu yra dalis pirkėjų, kur mes matom, kad jeigu ateina į pigų, jie suranda, tarkim, kompiuterio pelytę ir jie iškart spaudžia filtrą pristatymas, man atrodo, pristatymas šiandien, ar greitas atsiėmimas. Tai iš esmės tai reiškia, kad jeigu jūs turit tą prekę pigų sandėly, tai yra žymiai didesnė tikimybė, kad iš jūsų užsakys. Ar kitaip sakant, jūs parduosit ten, tarkim, nebe 100 vienetų, o 1000 vienetų. Ir tą aš matau iš patirties, kad mes su tais sąrašais nuolatos dirbam, taip, ten sunku suprasti, kada tas trendas baigėsi, bet iš esmės iš prekybinės pusės, iš kiekių pusės, tai augimą galima pasidaryti visų pirma atsivežus pas save į sandėlį, o visų antra dar paspartinti, tai yra išvežus į pigų sandėlį. Tai va čia toksai turbūt, aišku, reikia pasižiūrėti, ar tikrai ten tos prekės nėra kažkokios, nežinau, sezoninės, bet čia aš manau, kad visiems darot verslą, tai, kaip pasakau, nesat visiškai naujokai, bet, kad nepadaryt, kad atsivežiam, nežinau, sniego kastuvų, matydami, kad vakar pirko, o šiandien jau žiūrėk pavasaris. Tai va, tai čia turbūt tiek, jeigu, šiaip dar pakeliui mes šalia savo sistemos sukūrimo dar pasidarėm ir tokius, tarkim, kelis su dirbtiniu intelektu valdomus įrankius. Aš galėsiu po to pasidalinti gal nuorodą, tarkim, arba info, kaip jos galima būtų, tarkim, nežinau, atsisiųsti, bet iš esmės pasidarėm tai, kas mums palengvino tą kasdieninį techninį klausimą. Tai kaip pavyzdys, tikrai keliant prekes yra tokių niuansų, kaip kad surašyti prekių savybės, surašyti aprašymus, surašyti ten, nežinau, galų gale kategorijas susidėti pas save kažkur, tai vėlgi čia priklausomai nuo to, ar esate didelis ar mažas. Tai mes tam tikrus įrankius esam pasidarę, kurie mums palengvina kasdieninį darbą, galų gale, tie patys vertimai, tai yra valio, galima išsiversti per Google Translate, jeigu pas tave yra 100 prekių, labai yra paprasta viskas, jeigu pas tave yra 5000 prekių ir nuolatos tos prekės kinta, tada jau turbūt Google Translate sunkiau tvarkosi su to, jau tada reikia kažkokio įrankio, nes kitaip kažkas visiems kiekvieną dieną tada sėdės ir darys tos techninius darbus, kas vėlgi kainuoja.
Ir mes čia turbūt žinom, kad kuo mažiau kaštų, tuo daugiau pelno. Tai vat, galėsiu po to pasidalinti, iš esmės, kuo mes naudojamės, arba aš čia pasidaręs tokį nuorodą, tai galėsiu tiesiog atsiųsti nuorodą ir galima bus parsisiųsti ir pasidalinsiu tiesiog tokie know-how, jeigu kažkam bus įdomu. Ir dabar galvoju, ką aš dar čia tokio sakiau, kad papasakot. Šiaip iš esmės turbūt čia nežinau, kiek galiu, negaliu, bet mes šiaip, pavyzdžiui, patys prekiaujam su dauguma platformų, ne? Tai yra ten ir Varlė, ir Vienasa, ir ten su kitom. Tai viskas yra tvarkoj, valio, jeigu jūs esate užaugę iki to lygio, kada galite tvarkytis su įvairiom, tai yra sveikintina ir aš siūlau svarstyti visus, nes labai pirkėjas skiriasi iš tikrųjų ten. Jeigu pas Varlę vienas ateina, tai pas Pigų kitas ateina. Aišku, čia priklausomai nuo to, koks pas jūs produktas. Bet tikrai nedarykit tos klaidos, kad į visas platformas per vieną dieną susilistinat ir tada, žinai, žiūrit, kaip čia dabar vyksta viskas, nes visų pirma dėl likučių, nes būna ten tokių situacijų, kada užsako, nežinau, iš 3 platformų tą pačią vieną prekę per tą pačią valandą, jūs turit tik, nežinau, vieną vienetą ir susidubliuoja. Ir apskritai, kad suprast tą visą trendą, koks yra sezoniškumas, koks yra segmentas, tai yra galų gale vienose platformose brangesnės perka prekes, kitokse pigesnės, tai aš sakyčiau, geriau po žingsnį daryti, bet užtikrintai, nes mes esam tokį irgi klaidą turėję, kuri kainavo mums labai nemažai pinigų, tai yra kada tiesiog turėjom vadybininką, kuris perbraukė kainas, netyčia nepasižiūrėjo, kad formulė nesuveikia, visos prekės prasidarė po vieną ir tą pačią kainą ir pas mus tiesiog vakare tą padarė, ryte ateinam, žiūrim, ten prigeneruota 500 gal ar 400 užsakymų, kaip ir valio, atsidarom pirmą prekę, neteisingas užsakymas, antrą prekę neteisingas. Ten buvo daug klaidų, tai yra tiek kiekiuose neteisingi buvo skaičiai, tiek kainuose. Tai mums toksai, atrodo, vienas perbraukimas formuliai, iš esmės tuo metu gal 2500 kainavo, tik tais visi atšaukimai užsakymų, kai ką siuntėm į minusą, nes tiesiog nebuvo galimybės kitaip. Tai aš sakau, bet kartais irgi tos atrodo nori daug, nori greit, bet geriau turbūt iš lėto ir pasibandyti, nes gali tos klaidos po to labai daug kainuoti. Ypač jeigu yra, kažkas administruoja platformą, kas, nežinau, ten ar laiko neturi, kaip būna dabar labai tikrai dažnai, kur, tai tau dar prie visų užduočių dar ir pigų administruosi, tai nedarykit tos klaidos, geriau iškart pasidaryti labai aiškiai, kad žmogus priskirtas, žmogui įdomu, žmogus nori domėtis, nes taip prisėst ten 10 minučių per dieną, nesigaus, čia reikia iš tikrųjų atsisėst, normaliai tą klausimą pažiūrėti, nes kitaip arba nebus pardavimo, arba bus nuolatinės klaidos. Tai mes netgi dabar turim tokių, tarkim, išsegmentavę prekių, kur paduodam tik į vieną platformą, į kitas nepaduodam, arba paduodam, tarkim, tik tai tradicinį retailą, tai tarkim, Maximui jūs rasit tą prekę, bet webe niekur nerasit, nes kitaip mes matom, kad ten gali prasidėti tam tikras, nežinau, kainų karas, tarkim, ne? Arba lygiai taip pat turim prekių, kurias tik per webą paduodam, bet į tradicinį retailą nepaduodam, nes jos tiesiog neparsiduoda. Kaip pavyzdys, labai brangios prekės, tai neprisiveši ten grilių kokių už 5000 eurų, nes Lietuvoje nėra daug labai žaidėjų, kas fiziškai tas prekes tom prekiam galėtų prekiauti. Bet webe puikiausiai gali prekiauti, neturėdamas tas prekes netgi sandėly, arba atsivežęs vieną vienetą. Tai yra įgalina iš esmės pirkėjui prieiti prie tos prekės ir nusipirkti. Tai turbūt, kad tiek, aš dabar galvoju, ką aš dar čia tokio sakiau, pasidalinsiu. Taip. Ačiū, Karoli, tikrai. Bet galite dar papasakoti apie savo logistikos sprendimus ir apie grąžinimus, ar dažnai su tokiais susidurėt? Šiaip tikrai nepaslaptis yra grąžinimų ir tai nebuvo mums kažkoks siurprizas.
pradžiai, kai mes tik pradėjom dirbti, tai tų gražinimų gal šiek tiek mažiau buvo, bet aš įtariu čia dėl turbūt po covidinio to laikotarpio, kada žmonės tiesiog, jiems reikėjo elementariai pirkti, jie pirko ne iš pramogos, bet iš poreikio, nes neturėjo kitų labai daug kanalų. Bet su gražinimais mes susiduriam, bijau pameluoti dabar procentą, nėra ten labai didelis procentas, kiek jų yra, bet mes netgi pasidarę savo tokią vidinę sistemą, kada grįžta prekė, mes ją pasitikrinam, pasižiūrim, ar viskas tvarkoj ir įdedam atgal į prekybą. Iš esmės, santykinai šiek tiek ir tas procesas pasikeičia, nes jeigu tai yra prekė, kurios mes anksčiau neturėjom sandėlyje, o dabar jinai grįžo, tai vėlgi tada jau kaip ir privalumas pirkėjai, tą pačią prekę mes galim parduoti su labai žymiai trumpesniu laiku, tai mes antrą sykį realizuoti jas realizuojam. Be abejonės niuansų yra, nes mes tarkim turim prekių sugaliojimo laikais, tai ten vėlgi reikia tada atkreipdėmėsi, kad jeigu grįžo pas tave prekė, tai kad tikrai jinai eitų to FIFO principų, bet čia turbūt tie, kas dirba su galiojimais, tai žino tą. Gražinimai iš esmės turbūt sudėtingiau bus tiem, kas neplanuoja turėti sandėlių. Tai tada tikrai yra sunku, dėl to, kad išvengti jau visiškai nepavyks. Tikrai nepavyks ir ten yra aišku tam tikrų kategorijų, kur pirkėjas šiaip įstatymiškai negali gražinti, bet mes tiesiog susitaikėm, kad pas mus toks kaip gražinimas vyks ir jisai yra dabar tiesiog integrali mūsų proceso dalis ir mes tvarkomės lygiai taip pat kaip ir su kitom prekiam. Ir turim tą jo lentyną gražinimų, kur nuolatos tiesiog peržiūri žmonės, ar prekiam tvarkoja, ar pakuotės tvarkingos, ar negrįžo ten sulūžęs daiktas, arba ten sugedęs ir panašiai. Apskritai su logistika, tai čia turbūt yra, nežinau, atskira tema ir čia menas yra, nes logistika sudaro nemažai, santykinai, nemažą dalį apskritai kiekvienos prekybinės įmonės kaštų. Tai aš čia gal labai nesiplėsiu, bet mes turbūt per kelis tos darbo metus tiesiog išsidirbom kurjerius, su kuriais mums tinka ir patinka dirbti. Ir galiu iš karto tikrai pasakyti, kad ne kainai dažnai būna atsakymas. Kaina yra labai svarbus elementas ir vienas svarbiausių, bet kartais būna labai ir kiti aspektai svarbus. Tai mes ir šias kalėdas turėjom tokių situacijų, kur kaip tik mes buvom vieni pirmųjų, kurie perėjo į tuos, kada vežom prekes jau pas logistus iš esmės, į jų sandėlius. Tai, esam turėję tokių situacijų, kada mes išvežom ten porą palečių prekių ir jų niekas neranda logistikos sandėliai. Tai jo, ir tada pigus sako, kaip ir čia ne mūsų problema, mes irgi suprantam. Tai yra ir ne mūsų problema, bet pabandykim paaiškinti tą pigų pirkėjų, kuris užsisakė su pristatymu per ten, tarkim, 2 dienas, kalėdinis laikotarpis, o koks kurjerių sandėliai neranda tų prekių pas save, nes tiesiog per kalėdinį laikotarpį yra didelis rautas. Tai yra buvę tokių atvejų tikrai, bet aš tai sakyčiau, kad turbūt reikia padirbus kažkiek tai su vienais ar kitais logistais, tai labai aiškiai bus matoma, su kuriais yra smagu dirbti, su kuriais yra nesmagu dirbti. Tai aš čia turbūt su kuriais dirbti net nesakysiu, nes nenoriu aš čia. Klausykit, Karolė, apie varlę kalbat, tai pakalbėkit ir apie kurjerius. Ne, mes šiaip dirbam su visais kurjeriais, iš esmės tiek su jo, ten Venipaku, DHL ir panašiai, tai viskas tvarkoj su visais yra niuansų tam tikrų, tai sakau, turbūt, kad po to jau yra klausimas, nes labai matosi tikrai nuo pirkėjų dar, kokiem pirkėjam patinka, kas, jeigu pas jūs yra pigesnis produktas, matom tiesiog, čia trendas, ne? Mes matom, kad per LP Expressą daugiau kažkodėl tai šitą užsisakinėja, bet vėlgi, čia galbūt padengimas jų yra didesnis, dėl to. Tam tikrais atvejais, jeigu pas jūs yra stambia gabaritės prekės, tai čia mes galim nebešnekėti apie tam tikrus kurjerius, nes jie tiesiog neprisims. Arba, pavyzdžiui, jeigu pas jūs prekės yra nestandartinio dydžio, ten, nežinau, 4 metrai ilgis, ne? Tai vėlgi ten yra tada susiaurėja labai tas kurjerių pasirinkimas ir galbūt jums iš vis reikės, nežinau, svarstyti apie
kažkokį kitą variantą, savo transportą ar panašiai. Tai čia turbūt nėra to tokio vieno teisingo atsakymo, kaip ir nėra teisingo atsakymo, ar prekės tikrai parsiduos ar neparsiduos, nes mes irgi turim tokių atvejų, kada numatom, kad tam tikros prekės webe tiesiog neparsiduoda. Ir kaip pavyzdys, dovanų pakavimo maišeliai. Nu, nežinau, bandėm, galima už centą pardavinėti, tiesiog neparsiduoda. Nes žmonės nori paliesti, nežinau, jiems ten turbūt ir dizainai labai svarbu, jie perka impulsiškai turbūt prekybos vietose. Ir jo, tai yra, sakyčiau, toksai nonsensas, bet tu nueini į kokį, nežinau, Pegas ar Babysitį, matai dovanų pakavimo maišelį už 5 eurus ir matai, kad jį perka, o tu čia už eurą pardavinėji ar ten už 50 centų ir nieks neperka. Tai kodėl? Nes pirkėjo įpročiai tiesiog yra tokie. Tai vat, jo, yra tokių turbūt niuansų, kur kiekvienas turbūt pardavėjas pasityrinėjęs ras savo kažkokį tai vieną ar kitą atsakymą. Tai vat, jo, ir aš sakau, tas turbūt prekių segmentavimas labai svarbu, kad suprast apskritai, koks pirkėjas bus ir kaip jisai norės, ir galbūt vienam bus, žinau, apie kurjerius, vienam toks kurjeris bus, kitam toks. Nežinau, gal kažkokių tai klausimų, iš tikrųjų, aš šiandien kalbu. Taip, jau toks dialogas iš mūsų dialogo gavosi, bet labai smagu, kad tiek daug temų palėtėt. Aš jaučiuosi jau paklausus iš komentarų, kur buvo užduoti klausimai, arba jūsų automatiškai atsakėt ir be paklausimo. Tai jeigu kas dar turit klausimų, tai prašom, naudokitės progą. Tai aš paklausiu klausimą, jeigu niekas nekelia rankos. Čia šiaip Giedrė iš inovacijų agentūros. Iki Karoli, labai buvo įdomu jūsų klausytis, tikrai daug labai tokių praktinių įžvalgų, kur tik prekybininkas patyręs gali papasakoti, tai visą laiką smagu klausytis. Mano klausimas, šiaip į čatą parašiau, kaip, pavyzdžiui, jūs pasirinkate naujus produktus, su kuriais eiti platformą, ypatingai ne Lietuvoje, jeigu yra naujas produktas, ar ne? Kaip jūs darot kažkokį tyrimą, ar konkurentus analizuojat pačioj platformoje, ar žiūrit plačiau už platformos ribų, žiūrit ar trendina produktas ar jų grupė. Tai labai įdomu. Jo, čia labai teisingas klausimas. Iš tikrųjų, aš esu pasižymėjęs komentarą, bet nepapasakau dabar galvoju, nes teisingas klausimas iš tos pusės, turbūt pačioj pradžioj sakiau, kad geriau startuoti mažesniais žingsniais. Ir mes savo produktų turbūt katalogę turim, galėtume leisti į pigų turbūt, nežinau, kokį 50, 60 ar net ir daugiau tūkstančių, bet mes iš esmės prekiaujame apie 5000 SKU, plius minus ten vėlgi keičiasi nuolatos ir mes tą darom nebe pagrindo, dėl to, kad mes pastebėjom, kad jeigu tu leidi produktą, kuriame tu esi tiesiog dar vienas iš 20 pardavėjų, prasmės nėra. Tau susipildyti informaciją iš esmės visiems reikės, šiokią ar tokią, netgi jeigu tu ir XML leidi, visiems reikės pateikti teisingą kainą, barkodus, nežinau, aprašymus ir taip toliau. Nepaisant to, kad ten galbūt kortelė jau ir bus sukurta ir tave tiesiog prijungs prie tos kortelės, bet tu turėsi užtikrinti, kad tu ir kiekį paduodi ir kainą paduodi. Tai mes pasidarom tam tikrą analizę, kad suprast, ar apskritai yra tokio produkto pardavėjų jau dabar, ir ar tu būsi tiesiog vienas iš daugelio ir tu susidėsi 1000 produktų ir galvosi, o kodėl čia nieks neperka dabar, nes tu ten visur esi, nežinau, vienas iš. Nepaisant to, kad galbūt kaina bus panaši kaip ir visų kitų. Bet tu visiems būsi, kadangi tu esi naujas, būsi greičiausiai šiek tiek žemiau negu tie, kas nuolatos prekiauja. Tai čia vienas niuansas. Kitas niuansas, aš vėlgi grįžtu prie to ir FBP klausimo, ir apie topus klausimo. Tai mes tiesiog pastebėjom, kad kam uždirbti 5 centus nuo ten 5000 produktų, jeigu tu gali uždirbti ten po 3 eurus nuo 10 produktų. Tai iš esmės turbūt koncentravimas į tuos topus, į geriausius produktus, į įdomiausius produktus, jisai leidžia tiek sutaupyti savo šiek tiek energijos ir kaštų, tiek nepasimest tam chaose, nes
gale dienos, aišku, yra tikrai įmonių, kurios prekiauja, uždirba ten po 5 centus nuo produkto ir ten neskaičiuoja labai smarkiai, bet mes pasirinkom tą taktiką, kad, mes tada turėsim ir savo sandėlius plėsti, ir savo ten pajėgumus plėsti ir taip toliau. Ir turbūt labai klausimas dar, ar mes daugiau uždirbsim gale dienos. Gal geriau tada su savais pajėgumais, su dabartinė situacija mes išsigryninkim tuos produktus, su kuriais mes norim dirbti ir koncentruokimės į tokį skaičių. Ten vėlgi, vienam bus tai 10 produktų, kitam galbūt bus ir 1000 produktų, čia priklausomai turbūt nuo to, kuo tu prekiauji, bet kad tą analizę pasidaryti, tai tikrai siūlau pasidaryti. Mes šiuo atveju turim kelis tokius toolsus, su kuriais mes pasidarom tas analizės, tai yra prasiskanuojam tiesiog rinką ir pasižiūrim, ar tais barkodais kažkas tai prekiauja ir kokiom kainom prekiauja. Ir labai tada viskas tampa aišku. Tai vėlgi čia toksai, sakyčiau, nepulsta čia galva, kad čia dabar susijungsiu ir bus, nes tikrai yra tokių pardavėjų Europoje irgi, kur tu gali susijungti, tu gausi iš karto feedą ten, 5000 prekių, 30 000 prekių, bet kas jeigu pradės užsakinėti ir užsakinės ten, vėlgi tada atsiranda logistiniai iššūkiai, tada atsiranda, ar tu spėsi supakuoti, ar tu tikrai uždirbsi galų gale, nes, vėlgi, matom ir dabar yra tokių pardavėjų ir tiek iš patyrusių įmonių, tiek iš naujai susikūrusių įmonių, kurie atsiranda, paprekiauja mėnesį ir dingsta, o tai dažnu atveju būna situacija tada, kada, įsivaizduokim, didelės kokios įmonės, komercijos departamentas sako, davai prekiaukim ir pigu. Jie paskiria žmogus pasiima visą savo ten prekių listą, o prekės yra nuo 10 centų iki, 5000 eurų, perbraukia maržos skaičiavimą ir sukelia produktus. Tai labai ten daug nesigilindami. Ir tada kas gaunasi, kad jie tam tikrus produktus pradeda pardavinėti minusą. Tai ir mes matom, tikrai yra begalės produktų, kur pigų, kur neįmanoma tokios tiesiog kainos gauti, tai paprekiauja ten 2-3 mėnesius, prigeneruoja minusą ir dingsta. Tai tikrai raginu nebūti iš tų pardavėjų, kur nepasidaro matematikos ir neperbraukia tų kainų, tiesiog pasiskaičiuoja, pasižiūri ir įsivertina, nes kitaip tiesiog prigeneruosit ir tada sakysit, per pigų neapsimoka. Apsimoka, tiesiog reikia, kaip ir kiekvienam versle, pasidaryti labai aišku skaičiavimą ir matematiką. Ir prisėst prie matematikos labai rimtai. Tai yra, pasižiūrėti, kad ar tikrai aš čia viską įsivertinau, ar tikrai po to PVM reiks mokėti, ar tikrai aš įsivertinau, kad jį reiks mokėti. Tai, tokie niuansai, kur... Tai aš tikiuosi, kad atsakiau į klausimą. Aš pridedu čia, yra QR kodas šiaip, čia aš tikiuosi ne prieš jūs, bet čia vesi nuorodą iš esmės, kur jeigu jūs užsiregistruosit, aš galėsiu permest kelis tuos dirbtinio intelekto įrankius. Šiandien nebepažadu, bet rytoj tikrai persiusiu ir kelis mes juos pasidarę patys, kelis mes pasidarę per išorinę įmonę, tai permesiu jie, bus nemokamai, jeigu pagelbės, tai valio, nepagelbės, tai nepagelbės. O šiaip aš sakau, siūlau iš tikrųjų nepabijot, pasidaryti matematiką, skirt laiko, nenuleist rankų, nes čia turbūt kaip ir kiekvienam versle pati pradžia yra sudėtingiausia. Po to, darant tą kelią, beinant, turbūt kils dar daugiau minčių ir dar daugiau idėjų. Tai mums irgi taip beje buvo, nes mes netgi savo produktų kategorijas mes keitėm. Iš esmės buvo tos produktų kategorijos vienos, po to mes pakeitėm į kitas, po to turim netgi dabar tiekėjų, su kuriais vien tik tais per pigų dirbam ir mes matom, kad tai yra puikiai veikiantis modelis. Tai visiems palinkėsiu sėkmės. Jeigu dar klausimų turi, tai... Dar vieną turiu.
Gal galite pasidalinti patirtimi labiausiai pasisekusiamis produktų kategorijomis ir kurios labiausiai nepasiteisino? Jo, čia aišku yra turbūt dalis verslo, kaip pasakyti, paslapčių. Bet aš vieną iš tokių kategorijų jau minėjau, tai yra, pavyzdžiui, dovanų pakavimo maišeliai, dovanų popierius, nepasiteisino tiesiog ir ten už bet kokią kainą. Yra tam tikros kategorijos, kurio mes prekiavom labai fainai ir sėkmingai 10 metų atgal ir dabar jos sumažėjo iki minimumo, tai yra kaip pavyzdys IT prekės. Tiesiog, jeigu tu nueisi į bet kurį, ar tai Apigu, ar tai Varlę, ar ten ar dar kitur, tai įvedęs kompiuterio pelytę, tu gausi ten, bijau pameluoti, bet koks turbūt bus 4000 šitų atsakymų, ką tu gali nusipirkti su tais raktažodžiais. Tai čia turbūt didelis klausimas, ar jeigu tu sugalvoji dabar prekiauti kompiuterio pelytėm, ar tikrai tu ten būsi sėkmingas, tai įsivertinti reiktų. Iš tokių super sėkmingų, tai, vėlgi, čia aš sakau, nenorėčiau gal ten po kiekvienam produktui daryti, bet buvo tokių galbūt apskritai temų, kur mes tiesiog iššokom labai tinkamų laikų ir tinkamoj vietoj. Tai pavyzdžiui, buvo tie patys spineriai, mes Lietuvoje pardavėm, ne Lietuvoje, Baltijos šalyse pardavėm turbūt 40 000 spinerių, bet čia buvo tiek elektroniniais kanalais, tiek fiziniais kanalais. Ir tai buvo iš esmės vardant to, kad mes iššokom labai teisingų momentų ir turėjom tinkamą likutį, bet tas trendas kaip atėjo, taip iš esmės jisai pasibaigė. Tai mes tokių trendų nuolatos matom ir nuolatos, kaip pasakyti, sekam, ar jie bus ilgiau ar trumpiau, čia turbūt vėlgi nuo kiekvieno prekybininko priklauso, kuo jisai prekiauja. Bet kad jie veikia, tai faktas. Ir dabar irgi, vėlgi čia matom, kad, sakau, ten koks nors pasakė influenceris, pareklamavo kažką, o žiūrėk, jau ten visi persinešė vienur ar kitur. Tai O dar vienas klausimas. Jeigu dabar turėtumėt progą, ką keistumėt ir darytumėt kitaip prekyboje su mumis? Nuo pat pradžios, tai aš gal net nežinau, iš esmės tas kelias vėlgi, jis buvo tikrai nusėtas klaidom tam tikrom, bet čia turbūt kaip ir su mažais vaikais, tu gali sakyti, nekišk rankų prie ugnies, bet tai turi turbūt pabandyti, nes kitaip, tokio, visiškai aplinkoj be klaidų neįmanoma gyventi. Tai aš turbūt nuo pat pradžių žiūrėčiau rimtai į tą klausimą, tai yra, įsivertinčiau visus tos aspektus, kas būtų jeigu mano pardavimai 10 kartų padidės, o kas bus, jeigu aš susilistinsiu prekes ir bus tik tai 2 užsakymai per dieną, arba iš vis 2 užsakymai per savaitę. Kokį aš kelią tada, kiek aš laiko ten, nežinau, bandysiuos. Tai aš turbūt į tokius dalykus labiau gal kreipčiau nuo pat pradžių dėmesį, kad įsivertinčiau visus aspektus, kas būtų, jeigu būtų. Nes dauguma klaidų, ką aš pastebiu, tai ir atsirado dėl to, kad mes tiesiog neįsivertinom. Kas bus, jeigu aš parduosiu 100 prekių per šiandien, mano likutis baigsis, o man po savaitės visą tą 100 grąžins. Ar mano verslas laikysis, ar aš jau viskas, kaip sakant, bankrote būsiu. Tai tokie dalykai, nes mums tos klaidos jos kainavo, bet jos vėlgi turbūt ir iš įmonės pusės smagu, kad mes turėjom galimybę bandytis ir testuotis daug dalykų. Tai ir iš esmės nebuvo taip, kad dabar prigeneravom ten to minuso ir viskas užsidarom. Ne, okei, tvarkoj. Įvyko kaip įvyko, bandykim toliau. Čia kaip ir kiekvienas turbūt dalykas versle, negali žinot, kas už kampo. Tai aš turbūt sakau, tuos įsivertinčiau, kas būtų, jeigu būtų dalykus, nes jie yra svarbu, o daugiau, vėlgi, pavyzdžiui, patarimas ar daryti iš karto ten kažkokį kosminį laivą su IT sistema, aš atsakyčiau nedaryti, dėl to, kad nebent jūs esate didelė įmonių grupė, kuri turi ten, nežinau, 20-30 tūkstančių eurų atliekamų pinigų ir galite mesti į tai ir nusiteikia labai rimtai, tada valio.
Bet jeigu esat, nežinau, 2, 3, 10 žmonių įmonė, tai gal nereikia iš karto, nes tai užtruks laiko, pinigų tikrai prideginsit daug, o iš esmės, ar tai pamatysit naudą iš karto, nu turbūt, kad nepamatysit. Bus turbūt ta nauda po kurio laiko ir klausimas, ar jinai atpirks. Tai turbūt tokie, nežinau, patarimai, kur ar jie padės, nežinau, bet jo. Tai jau dėkoja lygiai taip pat kaip ir aš, kad patarimai tikrai labai teisingi, tikslus ir aiškus ir tikrai bus pritaikyti praktikoje. Tai labai ačiū.